Truputėlį apie langelio formatavimą. Aš turiu pasirašęs vienam langelyje tekstas ir, kaip visada, žymiai daugiau galimybių formatuoti yra meniu punkte formatavimas. Tačiau, skirtingai nuo Wordo, čia formatuojami yra langeliai, stulpelis, eilutė, lapas ir panašiai, ir nėra jokių šriftų ar pastraipų ir taip toliau. Pradėkim nuo langelio. Aš įeinu į tą komandą ir turiu skaičius, lygiuoti, šriftas, kraštinė, raštai, apsauga. Tokį dalyką turiu daug kortelių. Jeigu rašom kažką ir neįvedam, tai yra kursorius mirksi, žymeklis mirksi, einam į formatavimas, langeliai, tada iš visų tų kortelių lieka tik vienas dalykas - šriftas. Tai yra įvedimo metu, redagavimo metu galima keisti tik šriftus, daugiau nieko negalima. Atšaukiu, grįžtu prie tekstas, ir pradėkim nuo tikriausiai lengviausio, yra šriftas. Čia galim pasirinkti, kokiam norim šriftą, šitokį ar šitokį, koks stilius yra, paprastas ar pasviręs yra, čia galim pasirinkti dydį ir panašiai, pabraukimo nėra, yra dvigubas ir apskaita yra, galim pasirinkti spalvą ir iš efektų galima viršutinis, apatinis, ir perbraukti galima. Jeigu aš dabar čia kažką prisirinkau labai daug, aš paspaudžiu paprastas šriftas ir turiu tik tai paprastą šriftą. Reiškia, tik tai paprastą vėl Arial šriftą. Reiškia, galiu dabar kokį padaryti Arial Black ir kokį 12 dydį, spaudžiu gerai ir turiu va tokį. Pavyzdžiui, kaip parašyti metrai kvadratiniai. Rašau M ir 2. Tada aš turiu pasižymėti tą dvejetuką. Aš mėgstu jį žymėtis dažniausiai šičia, formulio eilutėj. Čia viskas užjuodavo. Ir einu langeliai, formatavimas. Sakau viršutinis indeksas. Gerai, aš turiu M kvadratu. Įvedu, Enter paspaudžiu ir turiu M kvadratu. Nors formulio eilutė rodo, M2. Grįžkim prie to teksto. Truputėlį praplatinsiu, kad jis visas tilptų. Toks bus dabar langelis. Stulpelį praplatinau, langeliai ir einam toliau. Yra, kraštinė. Kadangi vieną tai turiu pasižymėjęs, tai eikim prie raštų. Raštai čia yra tos pačios spalvos, kas ir šitam kibirėlį. Galiu kažkokią spalvą pasiimti, galiu pasiimti netgi kažkaip subrūkšniuotą, nors retai tai daroma. Ir turiu dabar gerai, toks būtų tokio stiliaus. Pasižymėsiu dabar kelis tuščius langelius, tokia kaip lentelė ir einu, padarysiu kraštines. Tai yra tokios išankstinės, nėra kontūras ir viduje. Galiu pasirinkti kažkokią, storesnę liniją, sakau, aplink bus kontūras, ir čia užsidėjau. Galiu su tais mygtukais nuimti arba tiesiog čia nuimti visus kontūrus. Galiu dėlioti po vieną, galiu spalvas pasirinkti, dėlioti taip, vėl kokią spalvą, juodą pasiimu, taip turiu. Dabar galiu pasirinkti kokią punktyrinę liniją, galiu dėlioti šitaip, kažką kitką, paprastą liniją, žalią, taip, ir galų gale galiu ir taip sudėti, ir taip, ir turiu tokią lentelę. Spaudžiu gerai ir turiu būtent taip subrūkšniuotą lentelę. Yra didesnis pasirinkimas visų, tokių kontūrų, negu iš tikrųjų yra šičia. Sekantis dalykas, tai būtų, langeliai, apsauga. Apsauga yra visi langeliai, lentelės pagal nutylėjimą yra blokuoti. Paslėpti nėra. Naudojama tada, kai norim, kad vartotojas, pavyzdžiui, vestų tik į, šiuo atveju aš pažymėsiu, paspalvinsiu kažkokį, pavyzdžiui, tik į šitą geltonus langelius. Tik tai šitos. Tada aš juos pasižymiu, einu į formatavimas langeliai, nuimu blokavimą, spaudžiu gerai.
Kol kas visur galiu rašyti, kaip matot visur, ir čia, ir geltonam galiu rašyti, kur tik noriu. Šita apsauga įsigalioja, kai nueinam į įrankius ir yra apsauga apsaugoti darbo lapą ir galime čia slaptažodį uždėti ir leidžiame tik pasirinkti užrakintus, pasirinkti neužrakintus langelius. Čia toks standartas yra, spaudžiu gerai. Ir dabar visur kitur, išskyrus geltoną langelį, rašyti negalima. Bandau rašyti čia, man išmeta, kad jūs negalit. O šičia, prašom, galiu įrašyti. Yra dalykas lapo apsauga. Reiškia, dabar nuimsim jį, apsauga, naikinti lapo apsaugą, dabar vėl viskas yra, kaip ir buvę. Toliau yra punktas lygiuoti, bet aš norėčiau pasidaryti tokį truputėlį B stulpelį didesnį ir šičia truputėlį didesnį. Ir čia pavyzdžiui parašysiu tekstas, kol kas dirbam tik su, reiškia, tekstu, skaičių, jeigu užrašyčiau, pavyzdžiui, 12, būtų taip, reikia įsidėmėti tokį dalyką, kad Excelis atpažįsta skaičius ir tekstą. Tekstas pagal nutylėjimą arba bendrąjį formatą yra spaudžiamas prie kairės pusės langelio, o skaičius prie dešinės. Šitą reikėtų žinoti. Ir dabar mes paimsim, palygiuosim langeliai ir yra lygiuoti. Tai dabar mano noras būtų, kad šitas tekstas būtų centre langelio. Tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Atkreipkim dėmesį, kad nei vienas mygtukas, kaip Word'e būdavo vienas čia įspaustas, tiek kairiai, tiek centre, tiek dešiniai, nėra įspaustas, tai yra bendroji, reiškia, lygiuoti, bendras formatas langelio. Dabar aš pasirenku, sakykim, reiškia, centre. Galima pasirinkti, kaip matot, kairėje su įtrauka, kažkiek atitraukčiau nuo krašto kairės. Galiu, reiškia, dešinėje su įtrauka. Yra užpildas, tai būtų toks egzotinis formatas, abipusė lygiuotė. Abipusė lygiuotė, reiškia, retai naudojama, kadangi prašom langeliuose ir tas abipusė lygiuotė ne visą laiką gražiai atrodo. Centre per pasirinktą fragmentą yra, paskui pažiūrėsim. Tai dabar pasirenkam centre, ir vertikaliai. Gali būti centre, gali būti apačioje, standartas yra apačioje, kaip matot, tekstas yra apačioje, guli ant dugno langelio, abipusė lygiuotė, reiškia, paskirstytas panašiai yra. Ir pasirenkam centre. Dabar spaudžiu gerai ir tekstas yra centre. Galiu jį dabar horizontaliai pavaldyti ir su šitais, bet jeigu norim, kad vertikaliai, reikia eiti į formatavimas, langeliai, lygiuoti ir čia nustatyti centre. Egzotinis formatas, jeigu aš parašysiu čia X, įvesiu, atsistosiu vėl, aš galiu tą egzotinį formatą, tai yra horizontaliai, pavyzdžiui, užpildas. Užpildas, tai visą langelį prirašys X-iukų. Netgi jeigu langelį plėsiu, vis tiek X-iukai siaurinsiu, nors vieną X parašiau. Jeigu nuimsiu šitą formatą, tai yra užpildą nuimsiu, pavyzdžiui, padarysiu bendrą, tai ir būtų paprastas X-iukas. Grįžtu vėl prie teksto, einam į langeliai ir dabar galima tekstą pasukti bet kokio kampo. Čia toks kaip ir laikrodukas yra, pasiimam už to, galiu su pele taip pasukti, galiu kažkiek nustatyti laipsniais, kaip matot, yra, pavyzdžiui, 40 laipsnių, taip. Tekstas yra 40 laipsnių kampu pasuktas. Galima bandyti rašyti taip iš viršaus į apačią, kaip rašo kas ten japonai ir kiniečiai, paspaudžiu šičia, dabar nelabai tilpo, turėčiau praplėsti truputėlį, kad įtilptų visas, turim tekstas parašyta. Vėl nuimsim, reiškia, šitą, padarysim vėl, kad būtų -8 laipsniai 0 padarysim, kad vėl būtų viskas tvarkoj. Turim tokį. Dabar, jeigu aš parašau vėl tą patį labai ilgas
tekstas, įvedu ir vėl atsistoju. Aš norėčiau, kad būtų rašoma ne viena eilutė, o, reiškia, keltų į kitą eilutę tam pačiam langelyje. Tai yra toks dalykas, kaip kelti teksto eilutę. Kelti teksto eilutę, spaudžiu gerai ir kaip matot, kas netelpa, eina į antrą eilutę, trečią eilutę ir viskas rašoma vienam langelyje. Viskas rašoma vienam langelyje. Reikėtų vengti, reiškia, tokių parašymų, kaip pavyzdžiui suma ir čia parašyti kitam langelyje LT. Ir pavyzdžiui, dažnai mėgstama tai parašyti ir dar sucentruojama ir gaunasi toks pavadinimas. Reiškia. Jokių būdų turėtų būti rašoma vienam langelyje, o ne dviejose. Suma LT, jeigu aš parašyčiau vienam langelyje, tai jis telpa į tą vieną langelį ir LT raidžių nekelia į antrą eilutę. Aš dabar įeisiu į redagavimą, 2 kartus paspaudžiu pelę ir jeigu norim, kad rankomis sulaužyti eilutę, tai yra perkelti į kitą eilutę, spaudžiam Alt ir Enter. Turim kitoj eilutė. Suma LT, galiu ir sucentruoti, kad gražiau atrodytų. Ir turim. Bet kokį tekstą rašant, aš paspausiu Alt Enter, vėl toliau rašau, Alt Enter, ir čia galiu, kaip noriu, taip kilnoju, Alt Enter, Enter dabar įvedžiau ir turiu tekstą parašytą per kelias eilutes. Tekstą parašytą per kelias eilutes. Grįžtu prie to savo labai ilgo teksto, yra kitas toks daugiau egzotinis, reiškia, kelti teksto eilutę nuimsiu ir dabar pasileidžia per vėl viskas kaip ir buvo ir egzotinis formatas talpinti. Paspaudžiu gerai ir šriftą sumažina taip, kad sutilptų į langelį vieną eilutę. Nesvarbu, kad jūs nematot langelį, galim pasiskaityti ir čia, nors jeigu spausdinsit šitą lentelę, tai tikrai neįžiūrėsit, kas čia parašyta yra. Todėl nuimam šitą talpinti ir spaudžiam gerai yra. Dabar, jeigu prisimenam, kad Word'e buvo galima lentelėse sulieti arba suskirstyti, suskaldyti langelius, tai čia irgi yra galimybė. Aš pasižymiu A1 ir A2 langelius, galima ir daugiau žymėti. Formatavimas, langeliai ir yra galimybė sulieti langelius. Spaudžiu gerai ir turiu vieną langelį, vienas yra, reiškia, iš 2 gavom 1. Buvo A1, A2, dabar liko tik A1. Suskaldyti paimto vieno langelio negalima, nes būtų adresų problema, jeigu aš perskelčiau V2, vienas būtų B2, o kitam adreso kaip ir nebėra, mes negalim to naujojo langelio kažkaip pavadinti. Bet užtat, jeigu suliejom, mes galim lygiai taip pat jį nueiti ir sakyti, kad vėl nuimsim paukščiuką ir vėl jis bus toks pat 2 langeliai, atliejom tos 2 langelius. Dabar kitas toks niuansėlis, turiu tokią lentelę, gražią, subrūkšniuotą, aš norėčiau parašyti jos pavadinimą kažkaip, pavyzdžiui, lentelę. Kai berašyčiau, tas pavadinimas bus ne per lentelės centrą. Todėl aš rašau šičia lentelė, pavyzdžiui, įvedu. Paprastai reikėtų tarp duomenų lentelės ir pavadinimo praleisti gal kokią eilutę, gal ją galima ir pamažinti, taip toks būtų geresnis, sakykime, skonis, tada jums mažiau problemų kiltų. Ir kad ji būtų per vidurį, aš paimu pasižymiu tokį gabaliuką, tai yra per visą lentelės plotį. Tada einu į formatavimas, langeliai ir šitoj vietoj sakau centre per pasirinktą fragmentą. Paspaudžiam, gerai, ir mano žodis lentelė tikrai yra centre per pačią lentelę. Kas įdomiausia, kad šičia yra parašyta, čia lentelė, čia kažkas, bet jeigu aš noriu kažką patvarkyti, patrinti, galų gale, čia nieko nėra, nes tuščia formulė eilutė, o ten, kur tuščia matosi, iš tikrųjų yra lentelė.
Matot, ir jeigu aš F2 paspausiu, va tada jau man nuėjo lentelė, pavyzdžiui, pirma, Enter įvedu. Tai vienas iš pavadinimo rašymo būdas. Antras būdas būtų dar toks vienas, tai yra pasižymim šitą, aš galiu formatuoti langeliai ir juos sulieti, turim vieną, bet reikėtų suliejimo beveik vengti, dažnai būna problemos paskui atliekant įvairius, reiškia, veiksmus su duomenų analize. Bet galima ir rašyti, aišku. Tai dabar parašysiu lentelę, vat jis siūlo man tą pačią lentelę vienas, Excelis mėgsta siūlyti, reiškia, Enter įvedu ir dabar turiu, man reikėtų dabar dar tik centre sucentruoti ir turiu taip. Dabar jeigu noriu, kad vėl viskas vyktų atgal, tai yra formatavimas langeliai, atliesiu langelius, gerai ir viskas yra. Ir tokiems dalykams yra atskiras mygtukas. Vėl rašau čia viršui lentelę ir dabar pasižymiu vėl per tą vietą ir yra mygtukas salaja ir centravimas. Jis padaro, sucentruoja ir sulieja langelius. Norim atlieti, vėl atspaudžiam, vėl viskas yra. Salaja ir centravimas, būtent šitas mygtukas yra apie pavadinimų rašymą ir panašiai. Dar vienas labai svarbus yra iš langelio formatavimo yra skaičius. Mes jį palikim atskirai temai, reiškia, apžvelgti, nes skaičių rašymas Excel'e yra labai svarbus dalykas. Reiškia, labai svarbus dalykas.